Daryk tai, ką jauti, kad tu nori daryti, kas tavyje įžiebia kibirkštį, gyvybę, aistrą, įkvėpimą. O dar, kaip iš tikrųjų yra sunku atsirinkti, tai ką tu iš tikrųjų nori daryti. Kas yra tavo tos dumplės? Sunku atsirinkti, nes tu dar vis esi ne iki galo išsinarpliojęs iš tų reikia, privalau, taip kažkam bus geriau, pančių. Bet čia nėra blogai. Viskam savas laikas. Svarbu nors po truputį judėti ir stengtis judėti savo tempu. Aš visada žinojau ir jaučiau, kad man labai patinka rašyti. Dievinu tą įkvėpimo jausmą, kai tarsi čiumpi už siūlo galo ir raidės mintys pradeda lietis. Tekstas auga. Mano pasididžiavimas, džiaugsmas juo taip pat. Iki kol parašau visą tekstą ir žiūriu į jį su šiurpuliukais, suvokdama, kad tai tobulas mano kūrinys, mano kūdikis. Kartais rašydavau tik savo, kai ką leisdavau paskaityti ir kitiems. Kartais sukurdavau sveikinimus įvairiom progom. Tai būdavo tik momentinis malonumas, nes tie tekstai ir būdavo momentiniai ir trumpi. Aš buvau alkana, aš norėjau daugiau, bet nežinojau, iš kur man gauti daugiau. Na gerai, žinojau, gi visada jaučiau, kad parašysiu knygą apie save. Tik kad ta knyga kažkaip nesirašė. Vis niekaip negalėjau į ją įsivažiuoti. Kažkaip jaučiau, kad su ta knyga, ką jau pradėjau rašyti, kažkas negerai. Manęs netraukė jos tęsti, bet mane traukė vis tiek rašyti knygą apie save. Bet tuo metu aš turėjau apie save tik tiek informacijos, kiek turėjau. Ir tai kažkaip man tai mano knygai netiko. Kol praėjau dar šiek tiek patirčių, patyriau dvasinį nubudimą, o dar ir išsiaiškinau, kas tai yra. Visada jaučiau, kad aš noriu kažką pasakyti pasauliui ir kad aš noriu parašyti knygą apie save. Bet aš niekaip nepataikydavau į tą, ką čia pasakyti tam pasauliui ir kaip čia tą knygą apie save parašyti. Na, po to dvasinio nubudimo man atėjo aiškumas, suvokimas, apie ką būtent ta mano knyga, kur apie mane turėtų būti. Mane vėl aplankė įkvėpimas, grįžo gyvybė, džiaugsmas, pasididžiavimas, kad pagaliau aš rašysiu tą savo knygą apie save, pagaliau aš žinau, ką joje rašyti. Berašant knygą mane aplankė ir ramybė. Aš jaučiausi pasakiusi pasauliui tai, ką norėjau. Arba sakanti, turbūt pagaliau pataikiusi į temą. Nes aš jau nebejaučiau to kaip anksčiau, kažkokio ieškojimo, ką pasakyti tam pasauliui. PS. Buvau mačiusi video įrašą apie tai, kas yra dvasinis nubudimas, kad tai tavo paties grįžimas į save patį, į tą tokį, koks tu iš tikrųjų esi. Ir kad tas nubusdinėjimas prasideda nuo to, kad tu pradedi kažko ieškoti. Kažko ieškai, bet tarsi nesupranti ko, o tu ieškai savęs. Na, aš ir savęs šiek tiek ieškojau, bet dėl savęs tai šiaip aš ir taip jau mokėdavau pasirinkti ir save, bet kadangi esu labai gera, mylinti visus, norinti padėti, išgelbėti, tai kartais per daug ir savęs kitiems atiduodavau, bet paskui vėl susirinkdavau. Tai labiau aš ne savęs ieškojau, o to, ką aš noriu pasakyti pasauliui. O noriu pasakyti daug. Ir pasakysiu. Dalį jau pasakiau ir savo knygoje, nes tą temą jaučiu ramumą. Kai rašiau knygą, kurį laiką buvau labai laiminga, pakylėta tuo savo užsiėmimu, o dargi gal po 10 metų pagaliau rašau savo knygą. Bet mano džiaugsmas truko kokį mėnesį, nes aš per mėnesį pajutau, kad mano knyga jau eina į pabaigą. Jau baigiu viską sudėlioti, ką ruošiausi ją rašyti. Prieš pradedant rašyti atrodė, kad tai labai daug informacijos ir kad ta knyga bus neplona. Bet kai pajaučiau, kad aš jau į pabaigą, nužvelgus tą knygą, truputį lūpa atvipo, kad ji labai plonytė.
Bet iš kitos pusės svarbu ne ūgis, o smūgis. Man mano knyga vis tiek atrodė tobula, kūdutė kaip ir aš, konkreti. Parašiau joje viską, kas svarbiausia, ką jaučiau, kad noriu parašyti. Iš dalies ėmė džiaugsmas, kad pagaliau aš ją ne tik rašau, bet jau ir rašau jos pabaigą. Bet iš kitos pusės buvo liūdna, kad ji jau baigėsi. Ašgi labai mėgstu rašyti. Parašius knygą, kas bus toliau su mano rašymu. Ar čia tik tiek galima pasimėgauti tą savo mėgstamiausią veiklą? Nors dar berašant knygą jau pradėjo aplankyti ir trumpučiai įkvėpimai, iš kurių sukurdavau, pasidalindavau reels, bet tai atrodė vis tiek ne visai tai, ko man tikrai užtektų. Po knygos sekė parodymai, apmokymai dėl konsultacijų, pamačiau, kad aš tikrai galiu tai daryti ir man tai labai patinka, todėl susikūriau erdvę, galimybę, kur mane galėtų pasiekti visi jaučiantys, kad aš jiems reikalinga. Ir nors konsultacijos man labai patiko, bet tai yra visiškai naujas man užsiėmimas. Suprantu, kad kuriasi naujas mano identitetas, kad sužinosiu daugiau ir naujų veiklų, kas man patinka, apie ką anksčiau net nežinojau, ar to nemėgau, bijojau, neįsivaizdavau, kad aplamai galėčiau tai daryti. Bet, o kaip rašymas? Ar aš jį taip mėgau tik tam, kad parašyti tą trumputę knygelę apie save? O kaip dabar, kai jau savo knygą parašiau? Ar aš vis dar noriu rašyti? Rašymas vis dar mano seniausia, mėgstamiausia, geriausiai mokama veikla. Ir šiandien aš jau radau, kur toliau. Kur ir ką aš rašysiu. Bebaimė pradeda savo knygos tęsinį, dienoraštį. Jis bus rašomas čia, Bebaimės pasaulyje, o parašius jis bus skaitomas mano pačios ir įkeliamas į kitas platformas. Kviečiu augti kartu.